užliek malonę mūsų gausia, ar girdi tu dangaus garsai šio žemėje. Dangaus garsai šio žemėje, dvasia išliek. Sienas nugriauk, dvasia išliek. Dangų atverk. O Jėzau, tavo vardą aukštinam, tavo šlovė, dangų ir žemę drebina, atgimti, trokštam tavo artume, regėti karalystę čia, o Jėzau. Tavo vardą aukštinam, tavo šlovė, dangų ir žemę drebina, atgimti, trokštam tavo artume, regėti karalystę čia, trokštam tavo artume. Regėti karalystę čia. Dvasia išliek, sienas nugriauk, nugriauk, dvasia išliek, dangų atverk, dvasia išliek, dvasia išliek. Viešpatie ant mūsų, sienas nugriauk, nugriauk visas mūsų sienas, dvasia išliek, viešpatie nuženk, dangų atverk, dvasia išliek, dvasia išliek. Sienas nugriauk, dvasia išliek, dangų atverk, karaliau, karaliau, tavo vardą aukštinam, mes šaukiam, užliek malonę mūsų gausia, ar girdi tu dangaus garsai šio žemėje. Dangaus garsai šio žemėje, o Jėzau, tavo vardą aukštinam, tavo šlovė, dangų ir žemę drebina, atgimti, trokštam tavo artume, regėti karalystę čia, trokštam tavo artume, regėti karalystę čia. Trokštam tavo artume.
sienas nugriauk, dvasia išliek, dangų atver. Jei iš tiesų mes tikim, tai juda kalnai, ateiname ištroškę, laukiame tavęs. Laukiame tavęs. Tu pasauliui viešpatauji, bet ir mane žinai, išgelbėti panorai, iškart mus pamilai. Mes laukiame tavęs, tiesiame į tave. Tik tave aukštinam, giedam Aleliuja. Ištesėjai, ką žadėjai, nes ištikimas tu, tik kartu nuo tavo reikia tik tavęs. Mes laukiame tavęs, tiesiame į tave. Tik tave aukštinam, giedam Aleliuja, giedam Aleliuja, giedam Aleliuja, giedam Jei iš tiesų mes tikim, tai juda kalnai, ateiname ištroškę, laukiame tavęs. Mes laukiame tavęs, tiesiame į tave. Tik tave aukštinam, giedam Aleliuja.
Dėkoju tau, Viešpatie, tikrai, kad esi mūsų tarpe, kad veiki, Dieve, kad lieti mūsų širdis, keiti mūsų gyvenimus. Ir mes meldžiam dar daugiau tavęs, Viešpatie. Norim pažinti dar daugiau tave, Viešpatie. Atverk mūsų širdis dar labiau. Suminkštink jas, Dieve. Kad jos būtų minkštos kaip molis tavo rankose, Viešpatie. Kad tu iš mūsų galėtum nulipdyti tai, ką esi numatęs jau amžių pradžioje. Ir padėk mums, Dieve, tikrai pasitikėti tavo valia kiekvienam savo gyvenimo etape, kiekvienoj situacijai. Ir būti apdovanoti tavo išmintim, atsirinkti tuos dieviškus dalykus nuo žemiškų dalykų. Tuos tavo siunčiamus dalykus nuo išbandymų ir kažkokių pagundų, kurias siunčia piktasis. Būk su mumis, Dieve. Tavo meilė tarsi upė, ji užlieja mus. 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 Jis užlieja mus. Tavo meilė tarsi upė, ji 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 užlieja mus.
Kągi, ačiū Dievui, kai kurie sugrįžę iš kelionių, iš visokių patirčių. Kai kurie yra kelioniai visą gyvenimą. Visi mes. Ir irgi turim tam tikrų patirčių, kai kurių trumpesnės kelionės. Galbūt iš tikrųjų nuo tokio trumpo tokio liudijimo pradėsiu. Vakar netoli Vilkijos teko būti tokiam centre, kur vyrai su Dievo pagalba, tikėjimo pagalba, bendravimo pagalba, maldos bando pakilti ir sekti Viešpatį ir gyventi naują gyvenimą. Ir tai yra labai didelis dalykas, nes iš tikrųjų kova yra didelė. Ir nes su vienu iš jų ten pabendravom, kad būna visokių atkritimų, visokių nuopolių. Ir kada tu taip žiūri į žmogų, atrodo jisai nuostabus, tobulas žmogus iš esmės. Bet kada ateina pagundymas į mūsų gyvenimus, jis bando prasiskverbti ten, kur mes esam silpni. Ir ne veltui Dievo žodis sako, mes esam ne Dievo gundomi, bet savo pagundymo suvedžioti, suvilioti ir visaip galima būtų sakyti supakuoti. Ir vat Viešpats iš tikrųjų ateina į pagalbą mūsų silpnume. Ir dėl to vienas iš tokių stiprių dalykų, sąlygų ten yra, kad tu norėtum ieškoti Dievo pagalbos, tu norėtum pripažinti, kad tu turi problemų ir kad tau būtų galimybė tada padėti ateiti pas Viešpatį ir padėti laisvintis iš savo problemų. Nes dažniausiai, jeigu mes sakom, aš nieko nenoriu, pakeiskit mane, nieko neišeina. Netgi jeigu mes ateinam į tą krikščionišką kelią, sakom Kristų ir sakom, Dieve, pakeisk mane. Aš nieko negaliu padaryti, tu pakeisk. Bet iš tikrųjų mes randam, kad Viešpats sako, gilinkis į save ir į Dievo žodį. Turi būti tokia abipusis bendradarbiavimas. Tu atviras gilintis į save, matyti save ir kada tau Viešpats parodo, kas yra tavo viduje, tu atneši Dievui, kad iš tikrųjų Dievas darytų tą perkeitimo darbą tavo širdyje, kad jis laisvintų, darytų tave naujų žmogumi. Aš tikiu, kad įtikėjimo metu, iš tikrųjų, kada mes įtikim, pakviečiam Jėzų į savo gyvenimą, mes realiai tampam naujų kūrinių. Bet tas pastovus atsinaujinimas vyksta kiekvieną dieną. Mes vis labiau ir labiau visą savo gyvenimą panašėjam į Jėzų. Savo vidumi, savo charakteriu, savo širdim. Ir tas išgelbėjimo darbas, atsivertimo, perkeitimo darbas vyksta dar kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Ir dėl to man kasdien reikia Kristaus, kasdien reikia jo malonės, kasdien reikia jo gerumo ir todėl mes ateinam pas Viešpatį, kad jo šventoji dvasia iš tikrųjų keistų mūsų gyvenimus. Ir to pasiekmei kažkaip nemažai, ten gal mūsų buvo kokie 25, gal 30, nežinau, žmonių ir kalbėjom apie tai, kaip svarbu yra nusimesti kaukės nuo savo veido. Kad iš tikrųjų Dievas galėtų kažką daryti mūsų gyvenime. Ir manau, kad tokia svarbi tema ir čia ne tik tai tam, kas laisvinosi nuo priklausomybių, bet kiekvienam tikinčiajam. Kiekvienam tikinčiajam tai yra svarbu jo gyvenime turėti tą laisvę Viešpatyje. Ir dėl to Viešpats sako, ateikit pas mane.
Ir ten toliau sako, kurie vargstat ir esat prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Ir kartais mums reikia tiesiog pripažinti, sakyti viešpatė, aš vargstu, galbūt tai yra maži vargai, bet mane tai erzina, aš kovoju, negaliu nugalėti. Ir viešpats sako, aš atgaivinsiu, aš suteiksiu jėgų, aš suteiksiu stiprybės. Ir vieną iš išeičių mes randam šventam rašte, užrašyta Mato Evangelijoje 26 skyriui. Ir ten vyksta tokia įdomi diskusija, labai gerai žinoma vieta, bet truputėlį noriu atkreipti dėmesį į keletą tokių minčių, kurios ten užrašyta. Mato 26, 36. Čia prieš tai jas prisiekinėja, kaip jeigu netgi reiktų mirti už Jėzų, jie pasiruošė ir tai kalbėjo Petras, sako, ir visi jo mokiniai. Ir 36 eilutė sako, tuomet Jėzus su jais atėjo į vietą vadinamą Getsemanę ir tarė mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Ir palieka mokinius, bet pasiėmęs Petrą ir abu Zebedėjaus sūnus, ką reikštų Joną ir Jokūbą, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Štai kas vyksta Jėzaus širdyje. Jis taip sunkiai jaučiasi, kad jisai sako, pradėjo liūdėti ir sielvartauti. Aš nežinau, ar mes taip dažnai būna, kad liūdim ir sielvartaujam. Ir tai yra toks gilus išgyvenimas. Kartais būna sunku, bet ne taip sunku, kad mes liūdėtumėm ir sielvartautumėm. Ir tada jisai sako, tada tarė jiems, mano siela, mirtinai nuliūdusi, likite čia ir budėkite su manimi. Palieka tos 3 mokinius ir sako, jūs jau tie ištikimieji, jau tokie brandesni, artimesni, pabūkit su manim, pabudėkit su manim, užtarkit kartu su manim ir panašiai. Ir paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė, sako, veidu į žemę ir meldėsi. Mano tėve, jei įmanoma, te aplenkia mane ši taurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Taigi Jėzus sielvartauja, Jėzus meldžiasi ir šaukėsi tiesiog tėvo. Ir tuo pačiu atsiduoda pilnai į jo rankas. Sako, tegul būna kaip tavo valia. Ir įdomus toks momentas, kad Jėzus sugrįžo pas mokinius ir rado juos miegančius. Ir greičiausiai čia sugrįžo ne pas tos 12, bet pas tos 3, nes kreipėsi į Petrą. Sako, nepajėgėte nei 1 valandėlės pabudėti su manim. Ir tada sako, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą, dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Kitas vertimas truputį kitaip sako, budėkite ir melskitės, kad nepasiduoti pagundimui, dvasia, sako, budri, bet kūnas silpnas. Lietuviškam vertime šitam sako, dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Tarsi dvasia nori, trokšta, žino, ko nori, bet kūnas silpnas. Ir iš to galima daryti tokią išvadą įdomią, nes čia sako toliau, ir vėl nuėjęs 2 kartą meldėsi, mano tėve, jei ši taurė negali praeiti, mano negerta, tebūnie tavo valia. Retas atvejis, taip galima būtų sakyti, kad Jėzus pasimeldžia, grįžta vėl pas savo draugus, pas mokinius ir sako, klausykit,
būkit geri, palaikykit mane, pasimelskit kartu su manim. Ir vėl nueina melstis, ir vėl grįžta ir sako, jūs vis tiek mėgat, būkit geri, pabudėkit su manim. Ir tai gerai ir dėl jūsų pačių. Ir matosi, kad iš tikrųjų ta būsena arba ta situacija yra labai tokia sunki. Net pačiam Jėzui tai yra sunkus išgyvenimas. Tai nėra kažkas tai, kur atrodytų Jėzus su džiaugsmu, ten eina į tą kančią, į tą mirtį. Jis labai stipriai išgyvena tą naštą, kuri jį užgulė. tą nuodėmės naštą, viso pasaulio naštą. Ir dėl to jisai prašo budėti ir melstis ir duoda tokį paaiškinimą, kad sako, nepatektumėt į pagundimą. Ir sugrįžęs vėl rado jos miegančius, nes jo akis buvo apniukusios. Tada palikęs juos vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Paskui grįžo pas mokinius ir tarė, jūs vis dar miegate ir ilsitės, štai atėjo valanda ir žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkimės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Dar jam tebekalbant, štai pasirodė Judas, vienas iš 12 su jo didelė minė ginkluotais kalavijais ir vėzdais, pasiusta aukštųjų kunigų ir tautos vyresniųjų. Jo išdavėjas nurodė jiems ženklą, sakydamas, kurį pabučiuosiu, tai tas suimkite jį. Ir tu jau prieėjęs prie Jėzaus tarė, sveikas, rabi, ir pabučiavo jį. Ir Jėzus jam tarė, bičiuli, ko atėjai, tada jie priėjo pačių po Jėzų rankomis ir suėmė. Toks išplėstinis vertimas sako, kad Judas atėjęs pasveikino, pabučiavo ir pasakė, būk pasveikintas mokytojau, o Jėzus jam sako, draugė, daryk tai, dėl ko atėjai. Ir tada jie suima Jėzų. Ir toks kaip padrasinimas mums, arba pamokymas, gal geriau tiktų pasakyti, kad Jėzus sako, budėkit ir melskitės, kad nepakliūtumėt į pagundimą. Ir mums, kaip ir atsakymas, yra tame, kad jeigu norim išvengti pagundimo, viešpats sako, budėkit ir melskitės. Tai yra tarsi kelias, kaip išvengti pagundimo. Arba kaip, kada ateina pagundimas, kad tu turėtum jėgų jam atsispirti. Kad tas tavo kūnas, kuris yra silpnas, tuo metu susikooperuotų su dvasia ir galėtų išstovėti. Ir pagundimas nebūtinai yra kažkokie tai, nebūtinai yra kažkokios labai tokios akivaizdžios nuodėmės, bet įvairaus tipo kartais yra silpnybės mūsų gyvenime, kurioms mes pasiduodam. Netikėjimas, pyktis, murmėjimas, nusivylimas, abejingumas ir panašus dalykai. Atšalimas, atitolimas toks nuo viešpatės. Ir ne veltui, kada Apreiškimo knygoje sako, turiu prieš tave tai, ten rašydamas Efezo bažnyčiai, kad tu palikai pirmąją meilę, kad tu atšalai, nebėra tos aistros Dievui. Ir galima sakyti, kas atšaldo tą aistrą Dievui? Dažniausiai tie visi pagundimai, su kuriais daugybė jų susiduriame mes kiekvieną dieną. Dešimtys ar šimtai vairiausių pagundimų, kurie nuneša mus nuo tos krypties. Ir kada mes buvom Norvegijoje, buvo vienas iš tokių apibrėžimų irgi iškeltas, kad sako, vienas iš apibrėžimų, kas yra nuodėmė.
Viena tai yra kartais nuodėmė, tai klaida kažkokia, tai nusigręžti, eiti kitą kryptim ir taip toliau. Bet vienas iš tokių apibrėžimų, sako, yra nepataikyti į tikslą, į taikinį. Yra taikinys ir tu tiesiog į jį nepataikai. Ir priežasčių kartais gali būti daug. Kada tu šauni į taikinį ir į jį nepataikai, kartais tai rodo, kad tiesiog trūksta įgūdžių. Kartais tai rodo, kad tu tiesiog neteisingai nusitaikiai ir panašiai. Yra daugybė dalykų, kur mes paskui galim analizuoti. Ir pavyzdžiui, kada kokios varžybos ar kažkas tai vyksta, kada jau ten profesionalūs dalykai, yra kas analizuoja, dėl ko nepataikė. Kas buvo ten, vėjo kryptis, vėjas koks nors stipresnis, dar kažkas tai. Įvairiausi dalykai. Ir mūsų dvasiniam gyvenime viešpats jisai trokšta, kad tu pataikytum. Ir kad tu visą laiką pataikytum. Bet kada ateina įvairios įtakos iš šalies kartais, jos padaro taip, kad tu nepataikai. Ir aš, pavyzdžiui, randu savo gyvenime paprastą dalyką, kada aš nepataikau, kartais užtenka paprasto dalyko, tai yra nuovargis. Ir tu esi truputėlį daugiau suirzęs, tu neturi ramybės, tu neturi galbūt džiaugsmo, tu kažkur galbūt skubi, tada tau kyla kažkoks vidinis susierzinimas ir staiga tu matai, kad tu kažką tai įžeidėjai, kažką pažeminai, kažkam iš savo artimų, brangių žmonių pasakei ne tą, ką reikia, nuliūdinai, įskaudinai ir tiesiog, galima sakyti, prošoviai pro šalį. Ir vat iš to pagundimo, kuris atėjo, kartais ateina toks labai, atrodytų, šiuolaikiškas toks pagundimas. Sako, būk savimi. Bet tas būti savimi nereiškia būti būtinai bjauriu savimi. Tai reiškia matyti save. Iš tikrųjų, ir jeigu žiūrėt bibliniu požiūriu, tai viešpats ne tai, kad būti savimi, bet viešpats nori padaryti mus tokiais, kad mes atspindėtumėm Jėzų. Ne tai, kad būtume grinai patys iš savęs tokie, kokie esame, aš neturiu kantrybės, aš be kantrybės, mane tokį mylėkit, aš esu piktas, aš esu nesusivaldantis, aš esu tokio charakterio, aš toks gimiau, aš toks mirsiu, kaip pasaulis sako, bet iš tikrųjų viešpats kviečia būti tokiais, kokius jis mus kūrė, kokius jis mus nori matyti. Ir dažnai savo viduje mes gan neblogai žinom, ko iš tikrųjų viešpats nori. Mes turim tą liudijimą savo širdį. Ir kiekvienu atveju dažnai, kada mes suklystam, kada mes nepataikom, mes žinom, labai dažnai žinom priežastį. Ir čia Jėzus pasako tokį labai svarbų žodį. Sako, budėkite. Budėkite. Kada tu nustoji budėti, tu nustoji saugotis. Nebėra to budrumo. Ir dėl to, sako, budėkit. Čia nekalba įsitempkit, bet budėkit. Žinot, kada mes nustojam budėti, sėdėdami prie vairo, staiga sakom, ups, pravažiavau per raudoną. Kada nustojam budėti, man kartais būna, sakau, iš įpratimo nepasukiau, nuvažiavau tiesiai. Ir reikia grįžti. Ir priežastis labai paprasta, tavo mintis kažkur tai kitur. Ir Jėzus savo mokiniams, kad sako, nepakliūti pagundą, jums kelias yra budėti ir melstis. Ir Jėzus žino, kad ateis išbandymas labai greit, už kelių minučių, už kelių galbūt valandų,
jų gyvenime ateis išbandymas dabar ir kad jiems reikės tos stiprybės. Ir kada jisai ateina, ką daro Petras? Kada ateina išbandymas jau? Jau atėjo minia su fakelais, kariuomenės kažkiek, vyriausi kunigai, dar kažkas. Turi tokį kardelį, išsitraukia greitai ir nukerta tarnui ausį. Vargšui tarnui, kuris nelabai prie ko, vyriausio kunigo tarnas. Ir Jėzus jį sudraudžia. Jeigu tai paprastai galima būtų ten girdėti, kad Jėzus sako, Petrai, liaukis daryti nesąmonės. Sako, kišk tą kardą atgal, sako, kas pakels kardą, mirs nuo kardo. Jis jį taip sudraudžia, sustabdo, išgydo tą tarną, tarsi atstato viską, kas buvo neteisingai padaryta. Bet kodėl tokia reakcija? Iš to pasimetimo, iš to nepasiruošimo. Ir dažnai mes kažkokių dalykų nedarom, kada mes nesuprantam. Kada mes nesuprantam. Ir kartais, kad ateiti tą Dievo ramybę, reikia laiko. Aš pastebiu, kad kartais mes kaip tikintieji meldžiamės, tiesiog pasimeldžiam ir sakom, aš jau pasimeldžiau. Bet antras klausimas, kuris seka, kai tu meldėsi, kas ten įvyko? Vat Jėzaus situacijoje, ten kitose evangelijose, jeigu skaitant, kada ateina ir klausia, Jėzus išeina iš to sodo, mato tą minią ateinančią ir kada klausia, savo, ko jūs ieškot? Pats Jėzus išeina pasitikti tą minią ginkluotą. Ir jie sako, Jėzaus Nazariečio. Ir jisai sako, aš esu. Jis prisiduoda, taip galim sakyti. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, labai didelė drąsa. Tai reiškia labai didelė drąsa. Ir jėga ir drąsa, kur tu ją gali paimti, kur jinai parsiduoda. Maldoje. Maldoje ir va tam budėjime ir tam mes buvime su Dievu, nes Jėzus ne veltui 3 kartus ateina pas savo mokinius ir prašo kartu su juo budėti ir melstis ir jį palaikyti. Kažko mes kartais kada labai kažko prašom, dažniausiai tai yra ženklas, kad mums to labai reikia. Kitu atveju mes neprašytume. Ir Jėzus prašo ir dėl jų, ir dėl savęs. Sako, su manim pabudėkit. Ir vėliau mes randam, kad Jėzaus mokiniai išsigandė, išsisklaido. Arba kitaip sakant, išsilaksto. Nes ta vidinės stiprybė, jeigu tu jos neturi, tom žmogiškom jėgom, tu matai, kad tu čia greičiausiai ateina mintis, irgi būsi suimtas ir nukryžiuotas. Ir Petras, kuris drąsus ir kuris sako, aš jokių problemų, jeigu visi net išsigins, aš neišsiginsiu, Jėzus sako, tu net 3 kartus išsiginsi. Nes pats iš savęs tu esi va tas silpnas. Ir Jėzus čia rodo tokį pavyzdį mums, kur yra imama jėga. O tam Getsemanės sode, kuris išlieja savo širdį, sielvartę ir maldoje prieš savo tėvą. Ir mes randam ne vieną vietą, kur Dievo angelai atėjo ir sustiprino, sako. Dievo angelai atėjo ir sustiprino. Reiškia, malda tokia gili, tokia stipri, tokia karšta ir ne veltui jau kitose vietose pasakyta, kad sako, daug gali karšta teisėjo malda. Jinai daug gali.
Ne šiaip malda, bet gili malda, karšta malda. Nuoširdi malda. Ir tada viešpats ateina ir sustiprina. Kažkas juokavo, sako, Petras su miegu niekada neturėjo problemų. Nes vėliau mes randam, kada jisai buvo kalėjime ir sako, jisai ten miegojo. Ir viešpatės angelas atėjo ir jį pažadino, sako, kelkis. Kalėjimo durys buvo visos jau atidarytos. Ir čia, tam Getsemanės sode, Petras irgi miega. Ir va tos ugnies, to užsidegimo viešpats ieško mūsų širdyse šiandieniniam gyvenime. Ta pirma meilė Dievui nėra tik toks, jau galim sakyti, jau beveik ir nuvalkytas toksai posakis, bet yra, kad turėti tą ugnį savo širdį, degti dėl Dievo, degti, jeigu tai yra malda, degti dėl tos maldos, degti dėl kažkokios situacijos. Nes šiandien irgi vienas žmogus skambina ir tu supranti, kad ten nereikia žmogiškų patarimų, ten reikia pagalbos, reikia kažkokio Dievo apreiškimo, Dievo išminties, kaip padėti. Nes situacija yra labai sudėtinga. Ir kartais gali pasakyti, tiesiog melskitės, pasnikaukit ir viskas bus gerai. Bet žmogus dėl savo artimo labai išgyvena, nes tas artimas išgyvena didelį vidinę tokią krizę. Ir aš savo širdį taip vaikštau ir nešioju tą poreikį. Ir galvoju, viešpatie, iš tikrųjų tu duok atsakymą, duok tokį parodymą, kaip mes galim padėti. Ir jaunas vyras irgi klausė, sako, daug kartų kovoji ir vėl sugrįžti į tą pačią silpnybę. Ką daryti? Ir daug gerų mokymų kartais mes klausom, kurie, visi pastatyti ant tokio, kad tau viskas duota, tau viskas priklauso, tu viską turi. Sako, aš viso to praklausiau ir aš bandau, sako, naudoti ir aš neturiu. Aš bandau tikėti, kad man duota, bet aš nepaimu. Žinot, įdomus toks dalykas, kad Dievo žodis, tas pats apaštalas Petras, sako, viešpats davė mums viską, ko reikia gyvenimui ir išgelbėjimui. Bet aš tikrai drąsiai galiu sakyti, kad daugelį atvejų būna, kad aš to, ką viešpats man davė, aš nesugebu paimti. O kartais sugebu paimti, bet mano širdį nėra vietos. Nes ten yra prigriozdinta visko. Ir aš negaliu įdėti to, ką viešpats man duoda, nes ten netelpa. Ten aš turiu kažką tai išvalyti, kažkokį savo supratimą, savo patirtis, savo netikėjimus, galbūt savo baimės, galbūt savo tam tikrus tokius klišinius dalykus, kuriuos viešpats sako, reikia palikti, jeigu tu nori, kad ateitų kažkas naujo. Ir ne veltui Dievo žodis sako, aš atėjau, kad, sako, rauti ir sodinti. Ten sėti ir naikinti. Ta prasme, atrodytų tokios priešingybės. Sako, surinkti akmenis ir juos išmėtyti. Reiškia, viskam, sako, yra savo laikas po dangumi. Ir yra dalykai, kuriuos kartais viešpats mumyse turi išrauti, kad galėtų pasodinti kažką tai naujo. Nes jeigu aš turiu kažkokį, aš įtikėjau, aš taip supratau, aš taip gyvenau ir panašiai, ir aš taip gyvenu ir jau praėjo 30 ar ten dar kažkiek tai ar 10 metų ir aš turiu tokį supratimą, bet tu matai, kad Dievas keičia.
Ir kada tu augi, tu supranti, kad kai kas, ką tu supratai, buvo labai vaikiška. O dabar Viešpats nori pagilinti tavo tikėjimą. Įtvirtinti, kad tu patikėtum to Dievo žodžiu. Kažkokiu momentu tas Dievo žodis buvo tiesiog užrašyta frazė. Bet kada šventoji dvasia prakalba, ta užrašyta frazė tampa gyvų žodžiu. Ir daugybė žmonių, kurie liudija apie savo išgydymą, dažniausiai sako, pradžioj Viešpats duodavo kažkokią vietą, kažkokį žodį į širdį, ant kurio tu pradėdavai statyti savo tikėjimą. Ir vieno jaunuolio gyvenime, kada Viešpats prakalbėjo ir įdėjo rašto vietą, kada jisai pradėjo skaityti Bibliją, jam buvo sunkiausia patikėti. Jis gulėjo paralyžiuotas lovoj. Jam buvo sunkiausia patikėti, kad Viešpats sako, pradėk tai naudot. Ir sako, pirmą dieną, gal aš neatsiminsiu tiksliai eiliškumo, aš tiesiog iškėliau kojas iš savo lovos ir vėl atgal jas įkėliau. Tai buvo pirma diena. Ir tą antrą dieną aš pastovėjau truputį prie savo lovos. Ir aš visą laiką meldžiausi ir kovojau ir sakiau, Viešpate, tu man davei tą rašto vietą, ant kurios tu liepiai man įsitvirtinti tikėjime. Ir vėliau po kažkiek dienų jisai jau apėjo savo lovą. Ir taip po truputėlį vyko išgydymas jo kūne. Ir vieną dieną, sako, aš atėjau prie šeimos stalo pietų. Ir visa ta šeima buvo dideliam šokė. Ir sako, aš supratau, kad tas tikėjimas, ta rašto vieta, tas Dievo žodis, kuriuo aš patikėjau, jis mane pakėlė iš to patalo. Ir vieną dieną, kada įvežė su greitaja, jisai turėjo tokį liudijimą savo širdį. Viešpats jam pasakė, tu vieną dieną, sako, va šitoje aikštėje, pro tokią aikštę miesto centrinę įveža. Ir Viešpats jam sako, vieną dieną tu toje aikštėje stovėsi. Ir po kažkiek tai laiko jis išėjo į tą aikštę, atsistojo ir verkė. Nes aš, sako, supratau, kad tas Dievo žodis, kuriuo aš patikėjau, pakėlė mane ir dabar aš stoviu šitoje aikštėje. Ir mūsų gyvenime Viešpats kviečia tikėti jo žodžiu. Ne tik dėl stebuklų, bet vien dėl to, kad tavo tikėjimas būtų sustiprintas ir tu tiesiog pasitikėtum Viešpačiu. Kiekvieną dieną, nes kiekviena diena pilna iššūkių. Ir pabaigai, aš tikiu, kad Dievas, jis mus šaukia kiekvieną tarnauti jo karalystėje. Vienas dalykas, į ką jis šaukia liudyt Kristų. Labai paprastai pasakius, tai skambėtų taip. Tai mokėjimas papasakoti apie savo tikėjimą Jėzumi tiems, kurie jo nepažįsta. Ir Petras sako, kad mes turim būti visada pasirengę atsakyti kiekvienam, kuris klausia apie mumyse esančią viltį. Ir tam vyrų susirinkime buvo vienas žmogus, kuris atėjo, gal ne pirmą kartą, bet gal antrą ar trečią kartą. Ir aš taip džiaugiausi, kad šalia jo atsisėdo toksai vyrukas ir jis jam taip trumpai labai paskelbė Evangeliją. Po to mes ten bendravom, po to atsisėdo kitas vyrukas. Ir jis dar jam užtvirtino, truputėlį paliudijo apie save. Ir vėliau aš matau, kad jis jau apsisprendė ir kviečia Jėzų į savo gyvenimą. Tas naujai atėjęs žmogus.
Ir tu matai tokį nuostabų Dievo dalyką ir to žmogaus klausia, dėl ko tu atėjai. Aš sako, užgirdau, kad čia renkasi žmonės, bendrauja ir daugis ten visur, kur dalyvavęs, visokių programų, kovodamas su tam tikrais dalykais, priklausomybėm. Ir sako, aš galvoju, aš noriu čia, sako, prisijungti, man įdomu, ką čia kalba, man įdomu, ką čia veikia. Ir tu matai, kad ta širdis to žmogaus jau atvira, jau pasiruošus Dievui. Taigi, 1 Petro, 3 skyrius, 15 eilutė, sako, šventu laikykite viešpatį Dievą savo širdyse. Visada pasiruošę atsakyti kiekvienam, klausiančiam apie jumyse esančią viltį, romiai ir pagarbiai. Netgi apaštalas Petras duoda instrukciją, kaip kalbėti. Romiai ir pagarbiai, bet atsakyti, kas per viltis gyvena tavo širdyje. Ir kitas dalykas, Dievo žodis, pats Jėzus pažadėjo mums liudijant suteikti jėgos ir išminties. Apaštalų darbų 1 skyrius, 8 eilutė. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių. Ir netgi, kada reiks tarsi apsiginti, apginti tą tikėjimą, kuriuo tu tiki. Čia Luko Evangelijoje 21 skyriui, nuo 14 eilutės parašyta taip. Taigi įsidėkite savo į širdis, iš anksto negalvokite, kaip ginsitės, nes aš jums duosiu tos iškalbos ir išminties, kad nei vienas jūsų priešininkas negalės nei atsispirti, nei prieštarauti. Viešpats duoda pažadą pasitikėti Dievu, kad jis duos išmintį ir supratimą, kaip kalbėti. Todėl svarbu paruošti savo tą širdį, kad skelbt Viešpatės Evangeliją. Ir skelbt ją drąsiai ir skelbt ją su tikėjimu. Man kadangi teko tokioj pardavimų srity nemažą dalį gyvenimo dirbti, ir aš dažnai sakydavau, kad jeigu aš pats tuo daiktu, tuo produktu, tuo gaminiu, kurį man reikia parduoti, netikiu, aš jo negaliu parduoti. Man reikia, man yra per sudėtinga. Bet jeigu tu tiki, ir jeigu netgi tame yra dalis tavo širdies įdėta, tai yra labai lengva. Ir būdavo momentai, kada kartais žmonės, klientai sakydavo, mums taip lengva, taip paprasta bendrauti, kad net sako, mums norisi nusipirkti. Nes tu jauti, kad tiesiog tu nebandai įtikinti, kad jam to reikia, bet tiesiog tu suteiki tokį pasirinkimo laisvę ir informaciją. Ir ne veltui apaštalas Petras sako, duokit žinot kiekvienam, kuris klausia, kas per viltis tavo širdį, ką tu ten turi savo širdyje, kas ten tavo širdį gyvena. Man labai patinka, iš tikrųjų, aš suprantu iš to, kad mums reikia melstis, kad mus daugiau klaustų.
Kad vis dažniau ateitų ir sakytų, kasgi ten yra per viltis tavo širdį. Ne ta viltis, kur pasaulis sako durnių motina, bet va ta kita kažkokia viltis, kažkokia stipresnė. Tai te palaimina Viešpats, tegul įdeda savo dalykus į jūsų širdį, tegul jo šventoji dvasia iš tikrųjų veikia ir judėkim tam Dievo kely su jo malone ir budėkim ir melskimės. Ir tai apsaugos mus nuo to, kad mes nepakliūtumėm į pagundą. Arba išliktume stiprus Dievuje. Nes kiekviena diena turi savų tokių išbandymų. Ir kada aš stiprus Dievuje su Viešpačiu, tada yra ramybė. Jėzus nurimo Getsemanės sode ir išėjo pasiduoti. Ir pasakė, Tėve, tavo valia te būna visame kame. Ir Petras, kuris išsigynė Jėzaus, Jėzus nepasakė, kad daugiau tu man nedraugas. Tu išdavėjai mane, tu atsižadėjai manęs net 3 kartus. Bet kada Jėzus prisikėlė, angelas, kurį rado moteris, įėję į Jėzaus kapą, pasakė, eikit ir praneškit, kad tas Jėzus prisikėlė. Praneškit, sako, jo mokiniams ir Petrui. Įvardino vardiškai Petrui. Ir kitaip galima būtų sakyti, Viešpats sako, Petrai, tu nesi pamirštas, tu nesi atstumtas, aš tave toliau myliu. Tai būkit padrąsinti ir palaiminti Viešpatės. Amen. Mes laužėm duoną ir po to liudijam, dalinamės, ar ne? Gerai. Nu.
Tai surinksim paukojimus ir kviesim po to